Aš tai neturiu. Griaudėjai. Egipte, griaudėjai. Pasibaigė darbo laiks. Tai, įsipam palmę. Ką, dėdė? Ėjom padėkoti visiems žmonėm, kurie mums čia padėjo. Heitas iš mūsų jiem. Ar jūs esat kada nors susidūrę su Coral Travel, su jų tokiom nesąmonėm? Labas rytas. Kiaurivas neišėjau pro grūdą. Šiandien buvo naktį bairis. Girdžiu kap. Paskui žaibs. Lyja. Nestipriai, nedaug, bet pažaibavo. Tai va, toks oras niukals šiandien. Bet mums kaip tik vakar labai sudegėm. Tai nesudegsim šiandien gal. Einam pasiričiu. Nu, nieks nesikeičia. Geriam kavą. Kažkas laksta, kažką gaudyt reikia. Išeinis jau. Ateini čia. Negalima ten. Ateini. Kavą baleniuką rok. Pirštinė pripūsta. O šniuriuks yra kur maistą pakuoti. Maistinės plevelė. Nepames. Sargiai ten nenuliek. Jau nori išmesti savį. Tik atsiguliau. Gedas. Labai vėjuota šiandien prie jūros. Tas vežime užmiega ciklių, kol davažiavam. Tokia labai faina įlanka. Tik smėlis toks šiurkštokas. Bandėm susirasti kažkur tai toliau atokiau, kad nieks nežvengtų, nieks nerūkytų, muzikos nebūtų ir nieks netrukdytų su savo pasiūlymais. Dabar, kai paragaus, kad čia nesuldys, bus metims ant žemės. Ne? Aš gavau, kai įstikėjęs, kad čia sulčiai virs. Tai aišku, kad noriu pasidėjau. Ir ten yra. Lygas skaito. Aš toliau labiau panašus, ne? Prisidengia, nes nori, kad paparaciją filmuotų. Nu, išėjom progą pamėgdyti su vežimu, taigi jie čia žaidė. Fuck. Guls ir vandenį, ten kasėva viską. Kaip greit varėjo vanduo. Mes esam apakė. Lyna lietus. Geras. Afrikoj. Vos ne Saharai čia. Lietus. Saka, čia niekada nelyj. Saka, čia 30 mm per metus. Lyn lietus. Ką darydavo? Eit namo? Kiek čia lis? Čia skėtukai tokie kiauri. Tikrai nepritaikyti nuo lietaus. Žmonės išeina. What the hell? Yes. Ten bičiukas tas žalias tulikė popierių padavinėja. Na, čia nebe pirmą kartą jau. Tai Egipte tenais šis oro uoste net pinigų prašo. Nu tai žodžiu, pinigų neprašo čia, sako, gal cigaretę turi. Nu, aš tai neturiu. Griaudėjai, Egipte, griaudėjai.
visi bare šaukia, o. Čia kaip pramoga, turbūt kažkokia tai. Tokio įdykumoje, ką griaudė turlyto. Tai va. Toks bariuks pas mumis. Pastoviai ateinam. Pasipildyt reikalų. Tas. Kas čia buvo? Tas didvyris maitintojas maitin visus paukščiukus, kokios gali, bet dabar jie visi išsiganda. Nes kažkam nukrito. Aha, nu. O už lango griaudė gan stipriai. Jie va saka, tai saka, dabalis nieko negalima eiti. Jau pradėti eiti. Ne, manau, kad čia. Kaip apsiniaukia. Pas manęs tai tikrai jau dėta. Belia kaip. Bet aš matau, va, kad ten va, saulė šviečia, nes matau va, kažkoks tai atspindi šviesą kažkokios statulos. Čia mirks dėl to, kad biškai nesutampa kadro seka. Nieks senelis. Kiek lyja teklis. Turi dar savo bulvyčių valgyk. Prašau paukštukam čia nemėtyt. Čia kaip gražiai pasipuošia jau lempikės viduj viską. Bet čia yra kaljano rūgimo vieta. Tai mes tikrai neįsim čia su vaiku. Kas čia lis? Kur čia lis? Nieks čia nieko nelis. Nu nebent ten. Bet labai abejoju. Nu ką, lygiai normaliai lietus. Jaučias ant manęs. Nu, Maik iš karto plys. Gers. Tai, kur cigarečių prašą? Nu, noriu parodyti bičio tualetas. Pasibaigė darbo laiks. Tai nežinau, kur dabar man sesioti. Tai eisiu pampalinę. Pasibaigė atrakino, tai va, pažiūrėkit. Vau! Visada čia būna gražiai, bet šiandien ypatingai tikrai. Liuks paplūdimio tualetai. Hebra daro suvenyrą, bet labai laiką daug nebeturim. Vienas jau bandė išberti viską, ką aš čia įdėjau. Nu, įpilsis meliuką. Žiūrėk, yra liekana krabo. Aha, Tai? klešnė. Geras. Nu, įpilsis meliuką. Įpilsi? Pilk. Okay. Pilk. Įpilk. Į čia įpilk. Paimk su rankytę ir įpilk. O. Aha, įpilk. Dar kaip paimk. Oi, kaip Va, suvenyras pasidarysim. tikrai čia įeina. Egipto žemės Tikrai parsiveši. atsivirs. Nu, va, pasidarėm skubotai, nes nebėra laiko. Pasidarys paskui šildomus baseinas, reik varyti. Kokia čia dirva išarta, sunku pavažiuoti net. Čia nesmėlis. Nu, smėlis, bet toksai. Man čia panašu. Man čia panašu jų dirvožėmė, yra ta raudona žemė, žinai. Nu, molis smėlis. Bandom dar eiti iki šildomų baseiną. Ir aš dabar kertu kelią, kad parnešt rokui ratą. Čia va tokias va baseinas, čia ne baseinas, nesuprantu, čia šiaip dėl grožio palmės susodintos. Čia va nieko nėra, ugaliukai vilos. Tai klausimas, aš čia greičiau už Dievą nuvarysiu, ne? Nes jie mane prie baseino laukdė. Nu, aš jau prie baseiną, prie kurio mes norim varyti. Bet man tolims kelias pirmyn atgal. O Ieva jau ten važiuoja. Nu, gan greitai, kai per laiptus varai, tai yra kur čia prasisukinėti. O mūsų chata šitą. Tai greit suvarinėsiu. Na, šitą į tuos namus užeit, kol nesutema. Upičias iš tenais.
Pažiūrėčiau, kaip atrodo tas išplanavimas, kad jis ten šiaip sau sėdi ar saugo. Nes vakar, kai jau čia nieko iš vis nebuvo. Nu, pabandysim, gal paskui iš po baseiną eisim. Rokai! Išbartėjus išgėriau. Ką, tėtė? No bubbles in jacuzzi. Bet nereikia ir bubbles. Dar viena lėlė. Lėlių tie čia daugiau. Pagavusi lėlės? Rokas mėgsta lėlės. Lėlės didelės. Sakė, reikia grįžti pafilmuoti kaip čia. Tusinas rokučių prisiminimai. Baseiniukė tam kietam. Čia saulė nešveč. Jau 5 valandas vakarą. Saulė nusileis už valandas. Čia gali gulėti tam baseiniukė. 3-6 laipsniai čia temperatūra. Baseiniukė. Veit zinzilin. Nesuprantu, kodėl aš anksčiau niekada nelipu tą baseiną. Pilnai. Nu tai va, iš ką dabar jau buvau nusprendęs, dabar nersiu. Nu tai nėriu. Šiandien irgi tik šokinėjau. Aha. Chevrolet. Aš turistus. Nu tai va, parėjom. O, paliko, kaip mes buvom sudėjęs tas pagalėlės. Nes žino, kad kažkas ten miega toksai. Bet, ta prasme, jokių gulbių. A happy birthday net nukosė. Jau turbūt vakar. Vakar turbūt jau nukosė. Bet. Svarbiausia, kad grindis yra praplautas. Nes pas mes čia smėlę, kai prisinešam, tai paskui bum. Dar kažkas man paryžių prinešė. Tai gerai, eisim kažką pasiruošti vakariniai. Eisim pažiūrėti kokį skaniestą šiandien. Startiniai vakarienį. Jep. Nu, einam pažiūrėsim, ką čia šiandien duos tai paskutiniai vakarieniai. Tikiuosi labai skaniai. O tikies? Labai skaniai tikiuosi. Labai skaniai tau. Kažkoks barbekiu skanus. Kiekvieną vakarą čia barbekiu. Kažkoks aфиgens jautinas teiks. Aš noriu, nes aš nieką pietų neėdžiu. Tarp kitko, man nuo vakar jau irgi buvo biškai
šiaip neįprasta man taip niekada, bet kažkas buvo nestipriai, bet nu, kažką organizmas buvo sureagavęs. Tai gydžiaus šiandien su baltais vaistais, vodka vadinas. Padėjo gal, nes nuo to laiko nieko nebelika. Davė tokį lavašiuką, šikentoną, įsidėjo ponė lambą, koją. Nu, ragauk tą lambą. Žiūrėsim, kokia tavo bus reakcija. Bus reakcija, kai skanu, o paskui, parink kažkoks prieskanis. Ką sakiau? Dabar reik antrą to veiksmą, valo. Nieks nepareina. Parys. Geras yra, pažiūrėk. Eigai. Nu, dobra, ką. Tam tą riebalą man dėjai. Nu? Gadins reikalą. Truk viskas, nežinau. Nu, gera tokia skaidulinė mėsa jaučias. Man tai skanu labai. Ką tas geras valia ten ryžius. Ką jam daryti? Savo restoraną turi, savo stalą turi smėlinį. Pavakarieniavom. Šiandien paskutinis vakaras, tai ėjom padėkoti visiems žmonėm, kurie mums čia padėjo. Kurie šiaip buvo mums malonus. Barmenas ten tas, kur mums visą laiką pribėgdavo. Klausinėjom kokią jų istoriją. Sakė, 7 metus jau čia gyvena, iš Kairio atvažiavęs, nebuvo nei kartą namuose, jam 28 metai. Sakau, ženėsės kada nors, turi gal žmoną, sako, kada nors. Sakau, už kiek laiką čia žadė, sako, gal už kokių metų. Sako, žmona pasiėmė pliką basą, tai turi turėti viską jau. Tai ale, pusiau taupa vestuvė. Tai biški tam. Daug kainuoja žodžiu. Daug. Žmona turėti. Tai tam biški tam palikom arbatos. Nuėjome tą parduotuvę, kur Roks iškrita ir Ieva ten bėga pagalbos ir kuris tiesiog tekins žmogus, da bėga į receptioną, palidėja Ieva, paskui aš iš pasos bėgau su Roku. Jie ten buvo pasiruošęs, kai tik jis ten bėga, pasakė ir jau visi buvo pasiruošę, mašina ten užsakyta. Žodžiu. Ten šokoladų nunešėm iš Lietuvos, kur buvom atsivežę, dar nuėjom į kliniką čia. Kaip tik sutikom tą sesutį, kuris ten daugiausiai pas mumis ateidavo. Ten irgi šokoladų nunešė. Tai va, tai atsidėkojam šiandien. Vienintelis dalykas, kuris erzina, tai erzina Coral Travel. Nes jie nepraneša, kada atvažiuos mumis ir toj pasiimt. Labai buvo mandra ta Ir šiaip gidė. Sistema jų ateiti tokia, kad jie čia dabar nepranešinės, būtinai turit eiti į tą susitikimą. Mes į susitikimus aiškiai neinam, nes mes tų ekskursijų nenorim, ten Smegenis plauna. Jo, daugiausia laiko vis tiek kalba apie ekskursijas, o informacija, aišku, ten pačios pabaigos kažkokia reikalinga pasakant. Tai mes laiko negaištam tokiam nesąmonėm. Ir dabar net nėra iškabos lentoj, nei jokių... Programėlė irgi nėra informacijos jokios, tai... Nežinau. Pasiliksime gimti. Arba galės atvažiuoti iki kambario ir pasit mumis. Coral Travel minusas. Nu tai ar pažiūrėsim, gal pasitaisysit. Nu tai jau 9:30 vakarą, tai gal žmonėm planuotis laikus reikia. Skrydis rytoj apie 2 valandą, tai mes nežinom, mes kada mūsų spėjom kokią 9:10 ryto turėtų pasimti. Spėsim pusryčių, nespėsim. Ir kada būt mums pasiruošusiam, mes nežinom. Ar čia einam gerti. Kas belieka?
Tai buvom receptionė dar, parašiau dar per WhatsAppą, kažkokį numerį ten radau. Tai Čia yra vyrukas, kuris turi visą informaciją apie tam kambarius, kada iš juos paims ir taip toliau. Bet apie Lietuvą jis informacijos neturi. jisai pasakė, jie mums nesiunčia. Sakau, kodėl? Sako, mes nežinom. Nu, įsivaizduoju. Fucking Coral Travel. Čia, aš nežinau, čia sena tokia sistema, ar jie čia naujai taip išsidirbiniai. Mes prisimenėm savo kelionę pirmą kartą į Egiptą ir berods mes skridom su jais. Ir mumis tada tampė po visas sušiktas parduotuvės prieš skrydį. Vežė į Sugarlandą, kur norėjo prastumti ten datelės už 5 eurus. Taip. Tai va, prisimenėm tuos senus. No. Tai kai tiek, ar čia, kas čia per kompaniją yra? Linkėjimai Coral Travel. Atsiprašau, uždėsiu pypt, bet mane erzina. Aš kažkaip tai ne, aš esu piktas. Kas čia? Mes persisintėm programėlę, laukiam programėlę informacijos, ten nėra. Tai kam ta programėlė? Kam tada, aš nežinau. Tai jūs būkit operatyvus. Tai ką jūs čia dabar darot? What the f***? Kas čia per tvarą, kas čia per sistemą? Nu, tai su ką mes dabar rytoj neateitume ir ką jūs ir neskambintumėt į kambarį ir nekrapštytumėt mūsų, kad ateitume? Jūs norit laukti ten mūsų, kol mes ateisim iš baseina su šlapiais triusikais, norit laukti. Klientų aptarnavimas yra visiškas heitas, man ant jų yra. Ne, jeigu čia taip ir toliau, tai aš tikrai nežinau. Trūkstu žodžių aš Tai apibūdinu. va, Titai, žiūrėk, daugiau tokią gaidžią mums pasirinks sparnus, va, Titas yra mūsų liuks agentas. Žiūrėk, perspėk mumis, kad pas tuos mes daugiau kelionių nebesisakytume. Ne, mes paliksim, tik tai tikrai atsiliepimą. Jeigu čia ir toliau, tai bus. Tai jau esam palikę, man atrodo, jau apie tą nesąmonę, apie tą Sugarlandą, kur mumis vežė jau. Ir visas grupės dar paliksim tada. Labai šauniai. Ir jie labai dar nešioja įvertinimo anketą. Jo. Autobuse, O, tai kad mes tai įvertume. ten parašysim. Reiktų šinuką nusipirkti tais. Ai, duos mums uždyką. Nu ką? 5 žvaigždutės pažymėsim, viską duos. Bet tai jie tą anketą išmes viskas. Nu ką, biški, išsiliejom čia. Nes dabar kaip tik viskas yra Jie sukilę. užvirė. Rytoj galbūt jau niekai neseks, bus seks. Ne. Ypač jeigu jau turėtume informaciją. Dabar mes, kadangi dar jos neturime. Bet tai 10 valandų vakar, mes nežinom, kada mums keltis, kada mums pusryčius, kaip mums planuotis laiką, kaip mums lagaminus, mes nežinom niek. Ir viskas tik dėl to, kad nenuėjome pirmą susitikimą. Jūs rimtai? Mes turėjom kitą dieną, rimtai? 9 rytą ateiti į susitikimą ir jūs pasakysit, kada mes jumis Mes paimsim. turim mažą vaiką ir mes turim va čia eiti iš jūsų klausyti apie kiekvieną tą ekskursiją, kai mes žinom, kad mes nevažiuosim. Gerai, praskipinam tuos glušius. Tai toks heitas iš mūsų jum informacija, jeigu susidursit kada nors su Coral Travel, kad žinotumėt, kaip jie elgia su savo klientais. Tai eikit į tą pirmą susitikimą, paklauskit apie pervežimo laiką ir sakykit visą gerą, nes pas juos ekskursijas yra labai užkeltas. Labai brangias Mes yra. permokėjom. Žiauriai permokėjomės, kai važiavome Luxor. Ir jie atseit dar, kai pardavinėja tas ekskursijas, padaro ten tą nuolaidą kažkokią. Ale. Aha. Ale. Iš kartą momentinę nuolaidą vadar. Na gerai, tai žiūrėkit, kad jums taip nenutiktų, kaip jums nutiko, arba tegu nutink, pasimokysit iš savo klaidų, o ne iš mūsų. Ir irgi paliksit kokį atsiliepimą. Tai tegu jie užsiknis Gal jie pakeis tada savo sistemą. klientų aptarnavimą, kokybę padidins. Na tai va, mes einam tada ilsėtis, o jūs paspauskit like arba don't like, nes kadangi Coral Travel čia. Ir parašykite būtinai atsiliepimą, ką jūs galvojat, ar jūs esat kada nors susidūrę su Coral Travel, su jų tokiom nesąmonėm. O gal ir dar kažkas taip daro. Jep. Gal mes per mažai susidūrėm. Tai Tai lauksim. lauksim atsiliepimų. Bye! Ta.